Tautvydo ūkis tokio dydžio, kad reikia su mašina važinėti, norint kažkur patekti, jisai peškom nevaikšto. Vadinasi krapų monstras 3000. Krapelka. Pagrindinis įrankis visuose ūkiuose yra teipas. Duct teipas. Bėgam. Greičiau. Kaip galvojate, iki motokroso trasos damėsiu ar ne? Nu gerai, bandom. Mes ruošiam striptizo klubo patalpas. Sveiki kolegos, sudinsim krapus pas Tautvydą. Nu, tikriau sakant, Tautvydas sudins krapus pas save, o aš tik tai filmuosiu kontentą. Šoviau savo išeiginius batukus ir varom sudint krapų. Ką su krapais? Tautvydas pas mus agurkų magnatas. Gurkai, krapai, jam kaip tik. Tautvydo dvaras jau matosi iš toli, kai važiuoju. O dieve, kaip ką tik įsigandau, jūs net neįsivaizduojat. Va, dėl šito netikėlės, man atrodo, truputį būsiu sugadinęs. Blin, nes tikėjau, kad čia bus toksai šūvis, tik išlipau. Tai galite vertinti, kaip atrodo pono Tautvydo sausmedžių ūkis. Galų nesimato, ten iki begalybės eina ir į kitą pusę irgi begalybės eina. Šitas daikčiukas tai mane žiauriai išgąsdino, bet kaip iš dabar žiūrėkit, iššovė porą kartų, kai aš atvažiavau, nebešaudo. Kaip jis veikia, kokiu principu? Į gaidžius šaudo. Tautvydo ūkis tokio dydžio, kad reikia su mašina važinėti, norint kažkur patekti, jisai peškom nevaikšto. Tai va, varom tiesiog iš vieno ūkio kampelio į kitą su automobiliu. O ten yra upė, jeigu ką. O ten dar, jeigu nori, gali pažiūrėti motokroso varžybas. O, žiūrėk, šitas tai matytas kažkur. Šitas kažkur žvėris, ne? Šitas žvėris matytas, man matytas. O, tai čia bus rimtas sudynimai su tokia technika, pažiūrėkit. Aš gal tu čia ant juoko, bet ne, matau, čia rimtai bus. Ta mėlyną žvėrį tai visi pažįstat. O čia Tautvydo naujas įrankis, vadinasi krapų monstras 3000. Krapelka. Krapelka. Ir ne mano. Nu gerai, ne Tautvydo, bet šiandien Tautvydo bus. Jo, vakar varėm pasiskolinti šitą dalykėlį. Kaip galvojat, krapus per kurią sklį reikėtų varyti? Aš tai galvoju, kad per šitą. Nesakai? 5-6 sakė. Kokio dydžio krapai? Krapelka, aš nesu matęs krapų, sėklos. Krapų? Jo, sėkla. Na, kai jie patys auga visur. Čia atsidarot, suberėt poną krapą, tada šitie daikčiukai sukasi ir krapas krenta per čia, patenka į šitą vamzdį, tada vamzdžių, čia patenka į plugelį, plugelis aria žemę, įkrenta ponas krapas ir tuomet va šitas daiktas jį užeria ir ponas krapas auga, tada nurenkat krapus ir auga agurkus. Tai Tautvydo planas būtų toks. Taip, viskas paprasta. Taip, viskas paprasta. Bet be šito daikto nieks neveikia, matot, pagrindinis įrankis visuose ūkiuose yra teipas. Duct teipas. Tomai, papasakok tą pasaką. Aš net nieko nežinojau apie šitą aparatą. Tomas man pasakė, kad šitas aparatas yra rankinis buvęs. Vienu žodžiu, istorija yra tokia, kad man su va tokiu daiktu tik tai rankiniu yra tekę gyvenime nemažai pasivaikščioti. O jeigu atsibosta dirbt, galit pasižiūrėti varžybas for free, nemokamai. Hebrytį prisirinkusi. Krapų. Man tai atrodo, aš žinau, kad ne krapus sodinti iš tikrųjų, tik sako, kad krapus sodinti. Kaip atrodo krapai? O, skaniai atrodo. Kaip kvepia. Kaip taip? Wow. Tai nežinau, tai ką, gali skambinti, jeigu kam reiks krapų, su tom celiu. Prilėksim, jeigu kažkam reikia krapą. Jeigu reikam krapą sodinti, tai jūs sakykit. Na. Rimti ūkininkai, rimta technika. Aš per YouTube išdidinsiu, žinai, kad atrodo didelį. Šalia tokį mažą. Jo, Tautvydą sumažinsim. Šalia tipo reikia iš perspektyvą. Reikia pagauti perspektyvą, žinai. O, žiūrėkit. Gerai. Vyksta suderinimo darbai. Biškį Tomas buvo pamiršęs, kad tokią funkciją atlieka. Nu, dabar pažiūrėk. O, viskas. Ledas. Nu, vienu žodžiu, sėklus byra kažkur yra. Kažką darys. Kažkas išauks. Tai nusprendėm, kad byra truputėlį per rimtai, tai pamažina Tautvydas skylės, kad byrėtų šiek tiek silpniau, nes tokiu tempu tai čia viską į vieną vagą jos susės. Kol Tautvydas nemato greitai, uogų pakniskim truputėlį, žiūrėkit, kol nemato greitai. Greitai nusiskinam uogytę ir geras sausmedukas. Tuoj apsisuks dabar. Dabar kai važiuos ant čia, tai mes tipų nieko nevalgom, tiesiog stovim čia atsėt. Gerai, apsimetam. Taip, aš čia tikrinu, ar gerai pasėta. Pažarstam va. Nu, atrodo visai neblogai, va, čia pažarščius mes randam krapų. Bėgam. Greičiau. Rinkit, žmonės, greičiau, kol turit šansą. Apsimesim, kad mes nieko nedarėm, tiesiog sakom, jo, Tautvydas šaunuolis. Šaunuolis, Tautvydai, gerai varai. Gerai, Tautvydai, gerai varai.
Na, čia aišku, pas Tautvydą jau yra kitas lygis, čia yra pramoninis jau auginimas, mano yra toksai žmonėms skirtas auginimas. Nu, Tautvydas, aišku, irgi sausmedį žmonėms pardavinėje, bet vėl suprantam, kad, nu, čia jau su kombainu reikės nurinkinėti viską ir nežinau. Na, Tautvydas turi planus, turbūt kažkur veš su fūrom, tai va čia aš skaitau yra tikra plantacija, kur tu žiūri ir galo nesimato. Galo nesimato, ten galo nesimato visiškai. Pakelčius aukščiau galite pažiūrėti. Nu, procesas netoks ir greitas. Iš tikrųjų, man jau kaip ir pradeda pabos, kiek jau čia būnam kokias 7 minutės. Ir čia mano draugai atėjo, tai ką tu čia darai, kaip tu čia atėjai? Taigi palikau ūkį aš jūs. Žiūrėkit. Ir čia mano draugų pilna yra. Eik tu savo, nu puiku, atsekė, net čia mane jie. Kaip galvojate, iki motokroso trasos įdomesio ar ne? Nu gerai, bandom. Na tai toks tas skrapų ir sudinimas, kolegos, viskas. Skrapai kaip ir beveik užsudinti, liko ten porą kartų pravažiuoti, tai Tautvydas jau toj baiginės, viskas, tai ką, truputėlį Tautvydas, truputėlį aš ir krapiukai pasudinti. Daugmaž pasižiūrėt, įspūdį susidarėt, mes irgi pirmą kartą sudinom, nu čia Tautvydas, kaip sakant, sudino, aš tik atvažiavau pafilmuoti ir truputėlį padėti, va, traktoriuką atvežiau, atrodo viskas pakol kas ganėtinai gražiai, beveik lygiai, ten į kelis vingius nekreipkite dėmesio, bet šiaip pakankamai lygiai. Jeigu bus progos ir šansų, tai atvažiuosim pafilmuoti, kaip atrodys viskas sudygė. Dabar visi tyliai paklausykim, ar girdit, kaip auga krapai, girdit? Aš tai girdžiu, žinokit, auga, tikrai auga, kolegos, girdžiu, žinokit, kaip krapiukai auga. Ai, ar čia mano pilvas gurgė? Ai, gal čia mano pilvas gurgė. Bet tu gal krapai auga. Nu, kažkas tokio. Nežinau dar kaip jums girdisi, bet Tautvydas dar vieno būdu, kaip kovoja su paukščiais, tai leidžia plėšrių paukščių garsus. Leisiu jums paklausyti, nežinau, ar girdėsis. Paklausykit. Tversim tvorą. Tversim tvorą. Pirmas etapas, kaip visą laiką, vyniojam šniurą. Nu, kas aišku piškom vaikšto, o kas su mašinu važinėja. Stulpų dar turim, sekančiam žingsnį įsimėtum stulpus. O Tautvydas laukuose kaip gražiai atrodo, žaliam fone. Sekančiam žingsnį Tautvydas su savo gražiuoju 2 metrų išmatuoja atstumus. Svarbu veikia. Svarbu veikia, taip. Preliminariai sukišam stulpus. Tomas profesionalas. Ant kišimo, ne. Ir tada, kolegos, ką darom? Ogi kalam ir dar kartą kalam. Tautvydai reikia vėl kontentą. Nu, parodysiu kontentą. Kontentą? Kokį kontentą? Ką nori, kad aš daryčiau? Šokčiau? Ant stulpų. Kaip pagirti darbo sąlygos? Mes ruošiam striptizo klubo patalpas, tai bus daug, kai matot, vietų, kur galima šokti, pasireikšti, mes su Tautvydu paruošim viską. Mes Migliai sakom, kad važiuojam tvorų tvert savo žmonom draugiam, bet iš tikrųjų, kaip matot, ruošiam stripakai. Sekančiam žingsnėje, kaip visą laiką, vyniojam tinkliuką. Šį kartą tik tais truputėlį sudėtinga vynioti tinklą, nes ten yra žemė ne mūsų, nu, ne užsakovo, o svetimo žmogaus kito, tai anoj pusėje važiuoti negalim. Tai dabar darom taip, vyniojam toj pusėje, kur negalim. Nu, negeroj pusėj ir tuomet su rankom reikia persimesti visą tinklą į kitą pusę. Dabar mūsų tas tempimo aparatas kaip ir gaunasi nelabai savo funkciją atlieka, nes šiaip jisai mes ką padarom. Mes su traktoriu tiesiog ištempiam tinklą palei pat stulpelius, tada užfiksuojam ir įtempiam ir viskas ir baigiam savo darbą. O dabar išėjant taip, kad įtempiam tinklą kitoj pusėj, tada turim išimti iš aparato, nes jisai jau automatiškai būna tinklas įtemptas, jau kai mes aparato išvyniuojam. Tada persmetant tinklą į kitą pusę, tada vėl reikia atgal įkišti į aparatą. Nu ir vienu žodžiu darbas, aišku, pailgėja. Nu, bet toks objektas, ką padarysi, reikia prie sąlygų prisitaikyti. Nu, nesinori trypti tos žemės. Jau ir taip, kai kurioje vietoje ištripiam ten, nu, nes tiesiog, nu, vis tiek, supraskit patys, nėra galimybės, šiaip labai stengiamės saugot, netrypt, bet, nu, patys suprantat, nepadarysi darbo, vis tiek, nu, visko būna. Tie gandrai nerimtai visur persikė, gal čia tikrai kažką reiškia, Tautvydas sako, jis sakė, jie kažką neša, vis pamirštų ką. Ką sakė neša, nelaimė? Dar 100 metrų užtemptas, nu kaip, nėra taip jau blogai, bet ir nėra taip tobulai. Nu, čia galėjo būti tobula tvora, nes čia yra viena linija ir tos linijos ilgis yra apie 400 metrų. Ir koliukai taip gražiai susikalė, nu, blema, labai gražiai tikrai koliukai susikalė visi vienoje linijoje. Ir dar reliefas toksai va eina, ten tokia banga kyla, pafilmuosiu truputėlį gal iš kampo, kad matytumėt. Ir visi stulpiukai taip gražiai vienoje linijoje ir 400 metrų ilgis. Tai čia galėjo būti tobula tvora, kur būtume fotkinį ir dėję į savo svetainę. Bet, nu, aišku, mums reikalus gadina štai šitie dalykėliai, tai yra
grūdelį. Ta tvora įsitempusi, va, galit patys pažiūrėti, matot, viskas įtempta, bet, nėra tobulai, kaip mes, aišku, norėtume, kad būtų. Bet ką jau padarys, yra kaip yra, tų grūdų pašalinti kaip ir niekaip tikrai neįmanoma, nieko su jais padaryti negalim. O jų čia labai daug ir jie visi tokie dar yra kieti, tie grūdai. Blema, tai taip pat tų grūdų daug, jie kieti, bet, vaizdą galite pasižiūrėti, atrodo vaizdelį štai toksai. Tai dabar padarėm jau 200 metrų, tai va 200 metrų liniją. Tiek kilometrų tvorų esam pratvėrę su Tautvydu, net nežinau kiek, bet kartais va būna visokių naujienų. Tai šį kartą naujienai buvo va štai šitie grūdeliai. Bet kaip Tautvydas sako, tai gerai, jam iššūkiai patinka, sakė. Jo. Tai va Tautvydas mus toksai, kur jam iššūkiai sakė smagu. Įdomiau gyventi, o aš tai esu toksai žmogelis, kurie kažkas ne pagal planą, tai į paniką puolu, iškart man smegenys išsijungia. Tai gerai, kad Tautvydą turim įjungę atgal su smūgiai iš kojos. Pažiūrėkim, ką Tomas turi valgyti pietų. Ir 1, 2, 3 ir pietų yra sumuštiniai. Ne bet kokie sumuštiniai, o karšti sumuštiniai. Paragaukit. Artėjom prie kampo ir pagaliau išeisim iš to grūdų lauko. Katiliūzai, kas čia atėjo? Tavo draugė atėjo? Katiliūzų draugė atėjo, pažiūrėt, ką Katiliūzas veikia. Patinka Katiliūzai draugė? Patinka, graži tokia liekna, graži draugė. Vargšas Katiliūzas nori draugauti su mergina, bet negali, nes langas yra. Kaip ir gyvenime, vyras stengiasi ir rodo dėmesį moteriai nelabai, kaip matot, rūpi. Katiliūzas nenumirkas, infarktas ištiks, insultas. Galvoja, kaip darys Katiliūzas. O. Tai tiek šiam kartui, kolegos, susitiksim po savaitės. Iki visiems, padėkit like, subscribe, ačiū labai.